The real deal, Lithuanian language. Šimtus metų pagonys negarbino Dievo dvasią ir tiesa, kaip teigiama Jono 4:23. Jame teigiama, bet ateina valanda ir dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasią ir tiesa, nes tėvas ieško tokių jį garbinančių. Tikrieji garbintojai yra tikri krikščionys ir jūs turite suprasti, kad šiuo metu nesate nei vienas, nei kitas, bet tikiuosi, būsite ateityje. Įvyko tragedija, kuri nutiko krikščionims pagonims ir šventiesiems, kurie buvo dvasios teisūs tikintys. Juos nužudė kiti vadinamieji tikintieji, kurie buvo fiziškai teisūs. Prieš 100 metų visi save vadino krikščionimis, kaip ir šiandien. Tikrieji krikščionys yra vieninteliai, kurie gali suteikti jums tiesą apie Naująjį testamentą, nes juose yra tiesos dvasia. Dievas turi tvarką, Dievas Jėzui, o Jėzus mokiniams. Mokiniams buvo atskleista tiesa ir paslaptis. Morkaus 4:11 jis jiems tarė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptį, o tiems, kurie yra išorėje, viskas pateikiama palyginimais 12, kad regėdami jie girdėtų ir nesuprastų. Luko 8:9-10. Ką reiškia jo mokiniai? 10 ir jis tarė, jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis, o likusiems tai duota palyginimais, kad matydami neregėtų, o girdėdami nesuprastų. Mokiniai pirmiausia buvo vadinami krikščionimis Apaštalų darbų 11:26. Krikščionys praeina pašventinimo procesą ir tampa šventaisiais. Taigi, būtent krikščionys ir šventieji moko tikinčiuosius, tuos, kurie nėra pakrikštyti šventąją dvasią, pasireiškus tiesos dvasią. Tikintieji turi išgirsti tiesą iš tikrų krikščionių ar šventųjų. Romiečiams 8:08, taigi tie, kurie yra kūne, negali patikti Dievui. 1 Korintiečiams 15:44, pasėjamas prigimtinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Yra natūralus kūnas ir yra dvasinis kūnas. Efeziečiams 1:13 ir jūs pasitikėjote juo, išgirdę tiesos žodį, savo išgelbėjimo evangeliją, jo patikėję ir buvote užantspauduoti pažado šventąją dvasią. Jūs privalote turėti tiesos dvasią, kad mokytumėte tiesos. Tik tikri krikščionys ir šventieji turi savyje tiesos dvasią. Jono 16:13, tačiau kai ateis jis, tiesos dvasia, jis jūs įves į visą tiesą, jis kalbės ne iš savo valdžios, bet kalbės, ką išgirs. Ir jis jums pasakys, kas bus ateityje. Dievas pasirūpins tais, kurie žudė tikruosius krikščionis ir šventuosius. Aš sutelkiu dėmesį į tai, kad pasiruoštum tapti šventuoju. Ir prieš tapdamas šventuoju, pirmiausia turi tapti tikru krikščioniu. Tikras krikščionis yra pripildytas šventosios dvasios ir kalba kitomis kalbomis, kaip teigiama Apaštalų darbų 2:04. Ironiška, kad tie, kurie žudo tikruosius krikščionis, vadina save krikščionimis. Nė vieno tikro krikščionio nebuvo nuo tada, kai prieš 100 metų buvo nužudyti visi tikrieji krikščionys. Vien todėl, kad vadini save krikščionimi, tu jo netapsi. Jūs turite atitikti Dievo apibrėžimą Naujajame testamente. Suprasti tragediją, kas nutiko tikintiesiems pagonims, tai reikia pasitelkti sveiką protą. Tai buvo fiziškai teisūs tikintieji, kurie norėjo valdyti dvasiškai teisūs tikinčiuosius pinigais, valdžia ir kontrolę. Vienintelis būdas juos valdyti buvo nužudyti. Jie mieliau mirtų, nei pakeistų tiesą Dievo žodyje, nes juose buvo tiesos dvasia. Jono 14:17 tiesos dvasia, kurios pasaulis negali priimti, nes jo nemato ir nepažįsta, o jūs pažįstate jį, nes jis gyvena su jumis ir bus jumise. Kas nutiko toliau, kas paveikė tikinčiuosius? Konferencija. Įkurti denominaciją gali kiekvienas, remdamasis savo nuomonę. Todėl daugelis religiją vadina nuomonę. Tai gali būti pagrįsta šiek tiek tiesos arba visai ne. Klausimas, kaip tikitės, kad kuri nors konfesija po 100 metų sužinos tiesą dabar, kai jį pradėjo be tiesos? Vien todėl, kad egzistuoja denominacija, mokanti savo klaidingus pasakojimus taip, kad jie tampa tradicija, dar nereiškia, kad tai tiesa. Ne viena konfesija nežinojo, kad Mato 28:19-20 yra krikščionio apibrėžimas.
Arba Jono 3:05, Morkaus 16:16, Apaštalų darbų 2:4, ar net Jono 3:16 apibrėžia, kas yra krikščionis. Kiekvienas iš šių eilučių kalba apie Kristaus dvasią, Dievo dvasią ir tiesos dvasią. Kad ir koks protingas žmogus save laiko, jis nesugebėjo suvokti dvasinės tiesos Dievo žodyje. 1 Korintiečiams 2:14, tačiau prigimtinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai yra kvailystė, ir jis negali to žinoti, nes tai yra dvasiškai įžvelgiama. Pastorius ar vadovas stovintis prieš kongregaciją, vadinantis save krikščioniu, o susirinkimą krikščionimis, nežino Naujojo testamento ir neįsivaizduoja, kas yra Dievo karalystė. Kodėl nepalyginus savęs su mokiniais, kurie buvo vadinami krikščionimis po to, kai buvo pakrikštyti šventąją dvasią? Apaštalų darbai 11:26. Juos tiesos mokė Jėzus, jie gavo Kristaus dvasią. Jono 20:22, jie gavo Dievo dvasią ir tiesos dvasią, kai buvo pakrikštyti šventąją dvasią. Apaštalų darbai 2:04 ir tu turi kalbėti kalbomis. Morkaus 16:17. Apaštalų darbų 2:04 rašoma, visi buvo pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia davė jiems kalbėti. Jums reikia Kristaus dvasios, Dievo dvasios ir tiesos dvasios, kad būtumėte pildyti šventosios dvasios. Tie iš jūsų, kurie kalba kalbomis, dabar turi būti mokomi tiesos, kad galėtumėte priimti tiesos dvasią. Tikintysis, manydamas, kad jie yra krikščionys, pasakė, kad jie gimė šioje denominacijoje ir mirs šioje konfesijoje. Vien todėl, kad ši denominacija gyvuoja 100 metų, ji tapo tradicija su savo klaidingais pasakojimais. Tikintieji turi suprasti, kad po fizinės mirties jūs ir toliau gyvenate dvasiškai. Jono 5:29 ir išeikite, tie, kurie darė gerą gyvenimo prisikėlimui ir tie, kurie darė piktą į pasmerkimo prisikėlimą. Bažnyčios tikslas, kad tikintieji taptų krikščionimis ir šventaisiais. Bažnyčia buvo įkurta ne tam, kad bažnyčios vadovai būtų patenkinti ar praturtėtų. Pabusk. Išgirsk ir priimk savo širdyje Dievo žodžio tiesą.